Rygai patyrus visus 4 pralaimėjimus, vis tiek Ryga turėtų 1 tašku daugiau. Čia blogiausioje pozicijoje dabar buvo jie, Elektrėniškių kontraišpuolis ir čia kur kas neužteks. Turi be abejonės tikėtis ir sėkmės, realizacija turi būti labai gera, na, o pirmieji nusiraminti ir bandyti žaisti savo žaidimą. Kumeliauskas ir labai pavojingas. O kiek daugiau ramybės, čia gera galimybė ir įvartis. Gera galimybė įvartis ir tas įvartis bus įskaitytas ir Energija yra priekyje 1-0. Atrodo. Na ir kontraišpuolis ir 2-0. O tokia rungtynių pradžia. Įspūdingas dar vienas epizodas ir brolis Kumeliauskas dvigubina skirtumą. Kiek netikėta. Nelieka laiko. Puikiai dirba gynyboje dabar Arvel Energijos ritulininkai. Ritulys ginčius Elektrėniškiai Prizmą lenkia nevaikiškai. Čia vėl, oi, koks šansas! Ir aišku, kuo ilgiau Energija sugebės atsilaikyti arba sugebės... O gražiai keičiama atakos kryptis, dabar šansas ir kokia gera galimybė. Laimi Energija, bet dabar manau, kad tas procentas gali būti ir dar didesnis. Puikus šansas dabar per tas likusias sekundės. Paskutinis Prizmos išpuolis, labai pavojingas ir rungtynes. Labai greit pasiuntė ritulį į... kad teritorinę persvarą antrojo kėlinio pradžioje turi Prizmą, tuo jau galėjo fiksuoti dublį šioje dvikovoje. To padaryti nepavyko čia kitoje aikštėje. Nepavyksta dabar Grabliauskui sužaisti sėkmingai. Reikia grįžti kuo greičiau į gynybą. Jokių didesnių problemų nepridarė. Pavojingas, žymiai geresnių šansų turėjo Energija, dabar puikus perdavimas, Verenis ir 1-1. Vėl greitėja žaidimas. Ir pavojingas epizodas, Maksimas Dūnį į kraštą ir kurį laiką viskas buvo užsibaigęs. Kumeliauskas ir pavojingas epizodas. Laimė Prizmos ritulininkai. Ginčio situacija, šia pavojingas epizodas. Į pirmą deficitinį laiką. Čia Binkulis. Jo šansas ir mažuma yra praeitį. Kas užtikrintai dirba Energija gindama savo tvirtovę. Pusėje pavyksta susigrąžinti jį. Kumeliausko perdavimas ir koks rezultato nedavė. Na ir labai pavojingas Prizmos išpuolis. 1-1 ir Maksimas Dūnį. Ir čia įvartis. Deja, bet nepasaugotas dabar Maksimas Duvė ir pirmąjį įvartį šiose rungtynėse sugeba pelnyti svečių komandą. Stiprus metimas, tačiau į vartų plotą pataikyti nepavyksta. Latvių atsakymas Dodo. Štai taip greit išvaisto 2 įvarčių persvarą Elektrėnų Energija. Kristapas Milleris įvarčio autorius ir viskas prasideda šiose rungtynėse. Ir graži ataka. Na, komanda, dar vienas momentas ir dar kartelį Duvė gelbėjo ekipą ir... O, koks geras epizodas, Binkulis.
Ir metimas Gaidas priversti žaisti elektrėniškiai. Uječias, jo metimas ir Maksimas Duvė. Na ir galimybė dabar. Neišnaudota Tadas. Kumeliauskas 3-2. Kelios progos vienoje atakoje ir Elektrėnų Energija dar kartelį įsiveržė į priekį. 2-0. Ir net jeigu talentingesni yra Prizmos ritulininkai, šiandien jie labiausiai būtų lemiamas rungtynėse. Praktiškai iki rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos. Ir pasikartosiu, praktiškai užsitikrina vietą Lietuvos čempionatą.